Reikia paskubėti. Pirmoji, antroji, trečioji, ketvirtoji, penktoji. Tai yra pirmos 5 kliūtis ir paskutinės 2, 10 ir 11. Na ir paskutinė. Laikas. 39 su kapeikom. Irgi persirangimas. Laikai verkia. Давай, давай! Laikas. 31, 53. Na, matote, daugelis raitelių paėmė tokią taktiką, kad pirmąją dalį, ne pirmąją dalį, o maršrutą reikia įveikti. Pagrindinį maršrutą reikia įveikti be baudos taškų ir po to persirungimo kliūtyse bandyti trumpinti kelią kiek tai įmanoma, kad įveikti visas kliūtis be baudos taškų ir per kuo trumpesnį laiką. Viską lems persirungimas ir greitis sunaudotas kliūtims įveikti. Ties 7 kliūtimi pirmas žirgo nepaklusnumas, 4 baudos taškai. Drauge, užtai atneš pilievą. Gerai, aš ateinu. Užtai, draugė, vieni lauką. 3 yra, pasimk šitas. Ko draugė? Skirti. Šitas pakrovės pasimk. Šitą kurtą pakrovės. Vėlės lovas. Zigmas juda gana greitai ir švariai. Iš tikrųjų, kliūčių aukštis nėra labai didelis, sakiau, iki 90 cm. Taurės konkūrė jis bus pakeltas iki 1,5 m ir 1,10 m. Aikštės gruntas yra tikrai puikus. Žolė. Sėkmingai įveiktos sistemos. Liko įveikti 10 ir 11 kliūtis. Taigi. Svarbu, kad greitis nepakištų kojos. Ketvirtoji ir 5 kliūtis įveiktos be baudos taškų. Liko įveikti 10 ir 11. Ir finišuoti.
6 sekundės ir 44 šimtosios. Tai kol kas antras rezultatas. 36. Aikštė. Persirengimo. Labai meistriškai Ieva karpo kampus, tai yra trumpina distanciją, tuo pačiu mažindama laiko limitą. Na ir ko gero bus kartelė užbrėžta gana aukštai visiems likusiems raiteliams po jos. 32 sekundės ir 47 šimtą. Persirengimo. Pats sain, matai? Taip. Žiauriai. Nereikia strojit. Kliūdė. Gražiai. 4 baudos taškai, 37 ir 84 šimtosios. Ramiai, nes matai, pažiūrėk, geriau pasižiūrėk. Nebuvo švyti. Na. Aš taugi nerkliusi, Maikė. Žirgo nepaklusnumai ties pirmąją kliūtimi. Viktorijai nutraukė visus pasirodymus. Nulis baudos taškų. Trisdešimt 75. Labai jau sutrumpino kelią Gabija su Jazminu. Na, tiesiog apsuko Jazminą ant vienos kojos. Klausosi trenerių nuorodos greičiau, varyk. Na ir ko gero laikas. 31, 37, malačius.
Na, aš sakiau, kad greitis ne visada daro stebuklus. Būtų buvęs antras rezultatas. Rugilė pasirinkusi labai gerą taktiką, nėra čia kur skubėti, svarbu švariai baigti maršrutą, tam, kad patekti į persirengimą. Va ten bus galima, ne tik bus galima, bet ir reikės skubėti. Svarbu išsilaikyti ant žirgo, nepaklysti maršrute, dėja 4 baudos taškai. Ir Rugilė, ar tęsi maršrutą, ar ne? Iš tikrųjų, tokiu atveju tiek raiteliai, tiek treneriai, jeigu jaučiate, kad žirgas jau yra pavargęs ir turite tokią teisę nebepabaigti maršruto, nes tie, kurie užsidirba baudos taškų ir žinote, kad į persirengimą nebepateksite, gal neverta varginti žirgo ir versti jį baigti visus 11 šuolių. Na va, girdžiu dabar jau ir Kauną girdžiu. 41 sekundė ir 69 šimtosios, 0 baudos taškų. Na va taip, visą laiką kaip nori, labai gerai, gaunasi ne visada kaip nori. Trisdešimt 60. Mes pasisveikino su visais likusiais kantriausiais žiūrovais. Į dienos pabaigą jų vis mažėja ir mažėja. Taurės konkūrė turbūt mes čia atstovausim. Ai, susirinks daugiau, po darbo ateis visi į šventę. Po šienapjūtės, teisingai. Kaip pasakytų žirgininkai, čia vadinasi bluso šuolis. Jeigu
šaunuolė Laura su Muranu patenka į persirungimą. Viską paversime labdarą. Gerai, aikštėje jūs dabar matote Laura su Murano, kurie bandys pagerinti. Ojojoj, kokie šuoliai, tiesiog jo. Su labai didelė atsarga šoka Muranas. Bet už tai kokios emocijos žiūrovų tarpe. 40 sekundžių ir 31 šimtoji. Ruošiasi Deividas Šidagis su žirgu Filipika. Taip pat Vaida Prikockaitė su žirgu Lavel. Be konkurencijos startuojanti Kotryna Kamajevaitė su žirgu Kronvelis. Ir Greta Pužauskaitė su žirgu Ceilona. Keturi baudos taškai ties trečiaja. Persirengimą. Laikininkas. Nemeluokite. Nelaiku nuspaudėte, mačiau tikrai. Ingrida Raneckytė su žirgu Beta. Simas Prikockas su žirgu Velodini Star. Titas Zavatskis su Afina. Keturi baudos taškai ties trečiaja kliūtimi.
Nukrito apatinė kliūties dalis, kliūties aukštis liko nepakytęs, todėl baudos taškų neskiriama, nes žirgas išmušė vidurinėje kartį, ne viršutinę. Nemaišo. Persirengimą. Цонга, давай, цонга. Чуть-чуть. Irgi, bля, taip. Vos. Persirengimą. O, kaip eina. Čia ta pati. Taip. Žiūrėk! 33-53 sekundės. И так, потому что... Irgi pasižiūrė. Dvi. Liko paskutiniai du šuoliai, 10 ir 11 kliūtis. Ir taip, Simas papuola į persirengimą. Persirengimas. Sioma. Nu, žiepk visiems. Parodyk. Tarp akių. O taip, va, ir eina. Kaip blusa. Simas nesima drastiškų priemonių, kad pagerinti rezultatą. Joja lygiai, ramiai, neskubėdamas. Rezultatas. 40 Taigi ir aikštėje 13. Titas Zavackis. Gerai, tarpą kišti.
paso daug. Gerai, čia jie. Gaila. Va. Kažkaip labai išpalėtų. Skabėdama prie. Neskamba. Gražiai eina. Dalyvė tai yra Austina 41. Kudrickaitė su žirgu Muranas, A tau rodo, žinai. kuris vyks maždaug po 25 minučių. O, jie. Kopus nagas. Opa, čiut-čiut, gerai. Kažkaip pritopė ant pačio galo iš viso, ne? Siganda kažko. Na, persirengiam. Na, gerai. Taigi 0 baudos taškų, papuolate į persirungimą ir Taigi Austina Kudrickaitė ir žirgas Muranas yra paskutiniai šio konkūro Bet gerai varo. dalyviai, kurie gali įnešti šiokią tokią korekciją dabartiniuose rezultatuose. Na, kad visą gerai mergytė sekasi. Dabar Greta pirma. Antroji vieta. Gabija Vilimaitė su žirgu Jazminas Anykščiai. Ir trečioji vieta Pužauskaitė su žirgu Parabolė.